Labdienėlį. Nu ko, artėžėjim. Ir po biškį einam link to. Tiksliau, gal taip sakykim. Nuo ryt mes šiandien atsikel, šiandien lauk. Žiūr snygurion. Nu ir paėm idėjai. Aš turiu nusipirks Winter Tripperį. Tai pirmsyk savo gyvenimą nusipirkau kažkokį mašiną, kad tiesiog būtum negail sudruošti žėjim. Ir tariam, man M6. Aš dabar neužkorsiam, nes yra kums pasėdis. Opa, tariam boosterį. Tai bandom apžvelgti situaciją. Traktelis reikia išsitraukti. Turėtų būti numeris. Nu, tik atsivarius. Žada gyvybės ir. Nu, pakaitinkiam, žodžiu, galda ir užsikoržaltis. Ne, meris. Yra, taip išsipakokiam. Nusipirkau iš kiniečių boosterį. O, net bagažiai nebeatsidaro. Reik raktelį turėtum su raktelį atsidaryti, aš galvoju. Aišku, atsidar su rakteliu. Gerai, o čia davas su brūtoriam. Kažkokių nesąmonių. Pompai, to. Nu, žalį. Aha, ir atloink gal žiūrėk vieni paliks. Na, atloink, kas galėsim atiduoti. Iš pusbroliausiai nupelkime šiandien. Tuo daiktoriam. Realiai ištempt vien užkuriam. Daugiau nelaba. Na, bet, ką reikštas skubė, staigė greitą užsikorti. Visai neblogs variantas. Nu, ku, pavyko užkorti. Dūmė, visku. Yra, to pabandykim nuimti. Taip, tipo iškorti ir iš tikrųjų. O, 3% liek. Nu, realiai vienam užkorimo, kaip sakiau, užtenk to boosteriaus. Deg akumuliatoriaus lempelį. Opa. Nu, dūmė, tai neprasta, sakyčiau. O, užges lempelį. Vėl užsidegi. Vėl užges, vėl užsidegi. Na, niek, antifriz trūks. Reik užpėlį. Dūmė, tai nebloga, sakyčiau. Na, niek. Yra, bagažinį užsidarom. Varomės į manau, į garažėlį. Po pačius įgi rūkst. Na, niek, gal neužsikorsim. Niek nematau. O, John, da gerai ir. Jau ger ženklus. O, kažkur įpauliam. Biškai kasamės, sunkia trauk.
Gerai, įsivarėm. Švariklis skyriaus, čia visokių tų garsų įdomių sklinda. Antifriz, tai čia velnžiant šitą visokių matos nesamoin. Čia kažkur kažkas rūkst. Kažkoks labai įdomus garsas iš tikrųjų. Nežinau, kiek ant šį laikys. Na, važiuosim, kol važiuos. Diržėlis, matau, toks jau visai pabaiga. Taip, vandens. Nesužybo ir nerasi. Tai nežinau, reikia pabandyti gal užpilti tiesiog vandą. Aš ten vidu dėts nieks švarė. Yra lyg ir švarė. Arba ten ir koši. Sunkiai supras dabar. Pabandykim pasižiūrėti. Gal čia iš to variklios niek jau nebelieki. Putas. Putas yra. Nu, matysim, reiks vandens įpilti, pažiūrėti, akel į viršą nekel. Jeigu kel, vadinasi, važiuosim, kol dusproks visai. Tai va, tai mins dabar, pusino padaryti. Tai darys to, ko gyvenim dar nesbais darys. Tai užvilnyti reduktorių. Ir išsukim šiaip da galvojau daryti, nu bet dėl išsukim da matysim. Tai man ruod, viens koleg, ką priek pasidaryti tokį dalyk. Ten biš pripjauti, va ir trauks, on galiaus tau įstupit, kur status tau tvirtinam. Ir vis, vieną tam bištų sutrumpin ir jis gaunasi, kad išsukams didesnis gaunasi. Žodžiu, nes gyvenim tokių dalykų darys, tai bus ganėtinai įdomi. Čia paplanau, kaip jis sakiau, pirmsik turi kažkokį mašį pasiimti tuoginą, kur jau visiškai negail. Tai va, tai pažaisiam. Tai žodžiu, pirmsik gyvenim reduktorių užvyrinsam, nes net važiais suvyrinti reduktorių, tai net neįsivaizduojam, kas per reikalas. Šiaip draskė žiai maiš, tai nuvažiuoju į aikštelis, kur, kaip sakant, niekam pavojos nesukeli. Pasidraska, pasimoka, kaip to mašiną valdyti. Nu, bet su gal vairint turėtų būti įdomi, turėtų geriau veikti. Tai va, tik neaiškiai, kiek mašinas laikys. Nu, bet žodžiu, bandysiam, žiūrėsiam, bet neįsivaizduojam, kas čia gausis. Žodžiu, bandau keltis gal, bandau lyst po apačią, žiūrėti, kaip ten kas atrodo. Video esmais, kaip daros tas dalyks. Ką pačiam padaryti, nu, matysim. Manau, kad čia labai sudėtinga neturėtų būti. Ir lendam po mašiną. Nu, tuims atvarė. Aš sakau, reikia išvaryti ant atvarį pasikeisti antifriz mašiną. Sakau, iš mašins švarikliausiai kažkokį kers garsą. Sak, reikia pasikelti kapot, pažiūrėti, gum nėr gatov. Nu, tipo alkūnin vėliantas, kur ir škyvs. Tik, kad darom kapot, grina priešaiks darš nukret. Mašina kem šešta. Nu, blėdi labons. Na, niek, dabar reiktam suprasti, dėl ko ant nukret iš tikrųjų, nes čia tai labai įdomi. Jau, čia uždėti. Šiaip reiktam pasižiūrėti, čia Čia pus radiatorių šardį, čia nėra šitų plasmais, kažkokių biurotelį. Kam reik variklas apsaugos išvės? Nu, blėm, čia nieks neužklyniai. Tas į pavarį. Tas lygiai. Ne. Aš čia normaliai, Aš čia normaliai. Čia tiesiog toks, žinas. O. Vandens pomp. Vandens pomp. Kiek, kažin, laužinkė, nu, vandens pomp. Jau, jas pažiūrėjau. Stipria. Labai stipria. Dėl to įbėg lauk. Tai čia tiek, tus bėdus reikia išlaužinti kitos pomps. Reikia montuoti, kad pomžiai gal nebebėgs antifriz tada. Tai tu rastum nuimti. To jo. A bet prie prievargį, negražia prieš kamerą nuimti. Nu, lup, man tai kas, aš žadu kapot sugraužytai. Galvoju, kad geriau pavyks. Aš įdė. Va taip maždaug tikėjausi iš pirm sykiaus kapės. Va, prašau, aš panašiai ginu lopau tau priekin. Žodžiu, situacija tuoki. Norėjau išvaryti lauką, galėt mašiną įsivaryti šitą. Bimbal sak, nifiga, jūs mums niekur nevarysit. Bet dar išvaryti. Maž bėdų. Tai va, žodžiu, žiūrėk, pasižiūrėk, kiek vandens pomp laužinki, nu, kai mesim kažkokį padorį, kad būtum plius minus. Nu, kokį padorį, kad veiktom. Svarbiausia neklibėt. Tai kad daržne mes tam žemės. Nu, viskas. Gal tai, žiūrėk, gal garsų neblikstų viską nesąmoningai. Nu, grįžtam prie bimbaliok. Taigi, tariam, vandens pomp, išlaužyną, 5 euriuką. Naujas dėti aš nenoriu, nes nu, tą mašiną tam skart, kad čia vieno kešdalis. Nu, iki nu apie 50 eurų. Tai va, aišku, vos minimalų klibėjom kapitor, bet pažiūrėjus čia šitą,
Tai bus daug kart geriau negu ta. Tai va, turėjom šiandien pirmą dieną, kudė aš, pavyzdžiui, niek neras realiai daugiau pasidarčiau prie tos mašins, nes penktadienį galvojau jau pradėčiau ardytis lauk, darytis viskų, bet užsikūrus pečių pradėjau rūkti vėdų, belenką. Tai nusprendžiau, kad reikia pečių pradžios sustvarkyti ir įsidėti normaliai duris, nes, nesąmonį yra. Tai, va, montavau durelis. Normaliai čia seniau buvo, čia tiesiog iš Ratlank pagamint buržuik. Ir čia duris buvo. Čia atpjaut, tiesiog iš to pat Ratlankiaus. Atpjaut, tep. Pradžio buvo vasliuks, bet čia tas pečio, to nežinau, 3 metai kokie jaučiu. Tai va, ir buvau jau išsikraipius tos durelis visiap ir mane pradėjo leis dūmsą, konkretę. Tai va, tai kad to nebūtom, susitvarkiau, nusipirkau durelis, vėl išlaužin. Tos durelis kainavo kokie 5 eurų. Čia per kažkur duris ir nepeigis, tai va, tai nusipirkau toks, pasigaminau šitą aplinkų riem. Aišku, su varinėms ne pats gražiausias, bet tink, svarbu nerūksta. Tai va, ir viskas, dabar eisim pasikorsim pečių ir galėsim pradėti normalią darbuoti šiltą. Čia dar kam įdom, vedau padaryti kaip economizers. Čia jeigu kam nors įdom, čia Google įsivedė, tikrai atrasit, kaip mums atrodo. Čia vėjėlis pasiduoda, antrų pusė išsipot ir pėtų garažmaniai. Realiai po pusvalandžios jau visai normaliai, jau visai gal dirbti. Panašiai apie valandėlį, kada praėjant, po kuriam jau realiai striuk tikrą gali nusimesti, kad ir jį stipriai šalt, tikrai vis įliuks. Labai geras variantas, iš tikrųjų, kiekės pečių prisiverinti, prisidarys, tas variantas geriausiai pasiteisina. Po to kitam gerai, kad darysiu jos pečių, aš tikrai padarys video. Nes ten bus ir su vandens, su šildymu. Tai, ten biški dar mandrėsnis pečių gausis. Bet žodžiu, dabar nepitau. Dabar kimbam į darbus, kėtam vandens pompą. Ko, išsilupam vandens pompštą. Vis klebant, vis kiaurą. Tai dabar apsitepam su hermetiku, nes čia iš tarpinėlis aš neužsisakiau naujos. Tai įdėsim tiesiog hermetik. Taip, mes čia nuveikėm, kad prieiti iki toks pompa. Tai su to šlangą biškai pavargau, pagalvojau, realiai atsifiksavau fiksatorių, bet pasirodė ne visai iki gal. Tai visi bandžiau lopt, niek nesigavom po to žiūrų, kad lyg ir neatsidariau. Tai atsidariau, tada lengva nusimuoju. Toliau, čia visokių, čia vienau šiandien žarnėn, čia čung. Šitą va, čiungt. Taip, realiai, norint to varžtėlį ištraukti, reikia būtina to šlangą atsijungti. Čia tai būčiau viskui taip išsitrauks, neatsijunginės, bet kitaip nesigavo, tai žodžiu. Visko atsiardėm, šiaip nelabai sudėtinga, iš tikrųjų vis čia ganėtina paprasta gavoms, visko paprastai šiandien prieit, niek čia kažkoks stebukla nėra. Tai va, tai dabar biškį reikia prasivalyti, nes šitą vėl da bėga. Reikia vis išsivalyti to reikal, kad mane nebūtum šlapę. Ir tada statom ant hermetik pomp, čunkt, ir paleiktam džiūti. Aišku, susirinkam atgal. Ir kai jau sudžiūs, tada galės korti, čia bus jau ram gal tų vietų, bent jau turėtum būti, aišku, naujoj pomp. Na, bištuok, užim kapitor. Na, per kamerą nesigirdės, aišku, bet tuntuok. Kaip sako, nenauj. Bet ant tikrą, atgyvens tam reikalu, ku mums čia reik, tai čia ne problem. Čia žaidelė, kažkur. Manau, kad nėra. Tai va, viskas. O viskit rolika kaip ir sankabelį. Gera. Vasliuks. Čia. Jezus, vis sitvarku, žodžiu. Skyrus va vandens pomp. Vandens pomp dabar sitvarkom. Все, gera. Kimbu toliau. Einu. Susimontuos atgal į veit vandens pomp. Ir toliau žiūrėsim, šiandien dar realiai į Klaipėdą turiu važiuoti. Tada bišlaik turiam. Žodžiu, kimbi darbus. Ir puto kepsiam aiškiai reduktoriaus variną. Ir puto dar turėsim pabandyti, realiai tik reduktoriaus varinėms, tik to išsukim daryti. Čia mums perim kartą, tai nežinau, kas gausis, iš tikrųjų neįsivaizduoju. Gal netgi sukiniais realiai, kad net pavažiuoti nebišės. Nu, bet bandyti reikia.
Jeigu nebandysim, tai puikiai tikslų, žinoma, tai įžais, taip sakant, tai gali taip pažiūrėti. Bet noris pažiūrėti, ką atrodys su virinti reduktorių, nes bus važiais, net neįsivaizduom, kaip tada važiaus, nes dabar, met, unžalės, čia bis draskimės, tai met, to gal, viską pitvarko, bet pažiūrėsim, ką atrodys po reduktoriaus užvernam. Ir plius išsukiams labai įdomi. Koks tada gauns draskimos, kad turi daugiau išsukiam, nes tokį dalykai irgi nesbains, tai labai įdomu iš tikrųjų. Tai keliavom toliau prie šio projektelį. Tai va, pompelį sumontavom, viskas į savo vietą, diržą uždėjom. Biškai toks kaip laisvoks atrodo, sakyčiau. Nu, bet jau užkursim, pamatysim, kas čia kaip atrodo. Biškai turėjau... Taip, tokį užmoju, čia šlanks iš tikrųjų labai gera maunas. Atrodo vasliuks. Čia galvos, blemba galvoj, tuoj varštrė, čia ir didelis. Štuoj krelę neturi garažinės, nebui prisireik, nes baisi nusipėriks. Galvoju, blemba, ką, bet po to, logiška maston čia negalbūt atvertimo, įtempimo, ta prasme, įtempėjos palenkimo, kad uždėda ir. Tada pradėjau žiūrėti, kad čia įtoj kaip griovėlis ir čia įsida. Tai čia sumontiruoti, labai gražiai vis gavos vas užsidėjai. Tai va, tai dabar reikam apsižiūrėti visur, kad ir savo vietos ir visi savo vietos, vis geras stovau, užpilam antifriz. Nors realiai norėjau iš tikrųjų išpėlti laukį ir viskų iš radiatoriaus, kad niek neliktom, bet radiatorių niek ir nebuvo. Tai dabar klausimsa, niek kartas radiatorius pramuštas. Tikiuosi, kad ne. Nes, būtam labai neįdomi iš tikrųjų. Nors čia kondicionieriaus ta šita. Ar ne, palauk, kaip čia bėra. Neapsuprantu. Taip, žiūrint, ne kondicionieriaus šitas. Lyg ir. Žodžiu, nesmė. Žodžiu, nusimojo patien šlangų, niek nebuvo visiškai. Tai žodžiu, dabar turi antifriz pasidėjus, užsipil antifriz. Ir dar biškai iš tikrųjų leis padžiūti. Hermetikų kol kas nekorsiu. Šiandien gal nebekorsiu, iš tikrųjų, nes reikia likti tik Klaipėdas. Tai va, tai žodžiu, užsipil antifriz ir bandom žiūrėti, ar nekras diržė manas. Visgi, man variants nepasiteisina. Kad jį pakeist pomp, nežinau, čia užės. Matos. Varu lauk. Žiūrėjau per kortai grina pagal škyvėlį. Nepaėj, variants. Tai jaučka, reikės bandyti žiūrėti. Atpirkti. Pripyliau antifrizą ir nereikia nikorti. Tai va. Žiūrėsim, liktai pigiausias mačiau, buvo už 3-5 eurus, jeigu neklystu. Aišku, norėjau staupyti, bet nepavyko. Tai ko, pirksim naują. Žodžiu, kokią situaciją turim. Kadangi naujoji pomp vis tik leid mums antifriz. Prieš tai, kai iškojau naujos pomps, kainas buvo apie netoli 5 eurų, bet pasirodo buvo netokį modelį pasirinks. Tai dabar atradau realią naują pomp 20 eurų kainom. Tai užsisakiau to pomp, rytoj turėtum ateiti. Čia vėl šias viskų išsiardys. Čia va pomp ir išimt lauk. Tai va, ir šitas darbas taip palik, nuėjau į galą. Reduktorių išsilat. Tiksliau, planas buvo toks, kad aš tiesiog galim pabandyti palysti, iš tikrųjų pabandyti parodyti, kaip čia kas atrodo. Tai planas buvo toks, kad pradžioj įsivaizdavau, kad mums pavyks atsisukti vietą čia pat dunktėlį, to už tą galinį. Ir nusijėmus, ten susivyrinti viskų. Man planas nepavyk, nes varšti ir iš viršaus čia, pavyzdžiui, palei šuon, nežinau, kiek šias parodyti, čia visur bus porvina. Žodžiu, čia va ir po to plokštelį, čia da varšti ir da viršų į varštą. Tai žodžiu, aš prie varštį neprieinu, aš negaliu išsukti. Tai situacija tuoj, kad tek suktais pusais. Tai čia biški irgi tek pavarkti, kol aš nusisukau, bet čia vis da būtent aptvarko, čia išsisuk. Čia kur nustebau, tai varštą. Vis plius minus atsisuk, nie per daug užpovi ir panašiai. Tai žodžiu, kokia toliau situacija. Problema dabar ir su kardan. Kardan negali nulopti. Tai dabar supučiau su VD, visur aplinko, gal kažkiek aties, gal biškilėlį
ten, kaip sakant, atšoks nuo to ir tada ryto gal pavyks nukalti. Jis realiai viens varžtas. Vien varžtą atsisuk, gali išsitraukti lauk reduktorių. Nu, tada, kai išsiardom, susivarinam ir vėl surenkam visko atgal. Nu, manau, kad ryto aš jau turėčiau realiai pasidaryti to nesąmonį. Ir toliau tada turbūt bandysim lopti priekins ratus. Ir bandysim prisipjauti tas šakių tvirtinam tas auselis. Dar aš jau šiandien reiksdam pasidomėti tiksliau kaip ten kas atrodo, nes realiai net man vien nuotraukų parodė, kaip tas pasidaro, o kaip to reiks padaryti, nu dar kol kas neįsivaizduoju iš tikrųjų. Bus įdomi. Tai va, tai ryto palm gaunu, turėčiau ryto, manau, kad nors išlops vis tiek iš to reduktorių. Tus pasidarom ir beliks tą priekį šaks pasituninguoti biškilėlį ir kem šeštas bus pasiruošęs. Kova, sužėjimą. Tai va, nors va, šiandien atėjo pranešėms, kad parėna audra, bet tai ne pas mums, visai kitam Lietuvos gali to užpustyti, nu pas mus kol kas nenusimato tokių dalykų. Tai greičiausia užpustys tada, kada nebus Lietuva. Tai va, tai žodžiu, grįšiam už kelių sekundžių. Nu, po ilgų kovų reduktorius pagaliau ir žiems. Jungiam švieselį. Tai va, tai žodžiu, iki vakarėlę aš net neįsivaizdavau, kas čia stovo tam reduktoriui. Nes buvęs nei kart, nei domėjęs, nei žiūrėjęs. Nu, mačiau tik tą, kiek sakiau prieš tą video, kad esu matęs, kad plokštelį varat. Ves, esu matęs tokį vaizdį, kad čia va, plokštelį. O kokį principus veik, net neįsivaizdavau. Pradėjau žiūrėti nuotrauks po to, nes niekap man galvo neišneš. Kokį princip gali suvirinti vidų tus dontraius. Ir uns vis tiek sokas, nu ta prasme normaliai važiuoju, vis įtvarko. Tai dabar visi labai aišku, čia visi labai paprasta. Vaidau tariam dontrait, sen nuvelin, kuris velins jau soks nuo greidėžės. Tai va, ir tas dontrais, kaip čia parodė, va, ten tas vadau. Tas sok to užta didžiuoja. Ir čia tai sokas atskara. Bet kadangi mes suvirinsiam, ants gaunasi, kad užblokaus abėdės pusės. Sukabins iškart į vienkrų ir tada tiesiog tas soks to užta didžiai dontrai ir tas tiesiog soks tekins. Viskas. Ir čia realiai nebeliks. Reduktoriaus bus vis išvėjom. Jeigu šiaip įprasta važiuoju, čia kam aš papasakoju tai įmonėje, nu aš čia vyresnis žmonės, jie sakė, tu nebepasisuks to mašiną. Kaip sakau, nepasisuks, jau važiuoju, vis tvarkot, sak, taigi tau vis laik varys teisę. Tu sakau, jūs nejuokaukit. Tai va, tai dabar reikia biškai išsiplauti, išsivalyti, pasimsiam brake cleaner, reikia kažką atrasti, kur aš nubes pasidėjęs, dariaus minimalį tvarką raždai. Na, žodžiu, kažkur pasidėjo, kapas laip tvarkos niek nebendrais. Tai va, tai žodžiu, su to vis aišku ir plus gavau, na, vandens pompą. Tai, opra, nu labai geram. Sidedam naują to, čia susirinks, nes dabar pradžioje čia susirinkti. Ir tada vėl kepsim atgal į to. Reiks kažkaip vėl atgal sumontuoti, nes čia buvo rekalų išsilopti lauk. Aš daugiausiai rekalų turėjau, kol nulopau kardaną. Nes ten buvau pridžiūjus, tai vakarėlę užsipučiau su VD, palikau mėrkti. Tai šiandien tai jau kelis smūgė bum, nukrėt vis tvarko. Aš dar ten biškį prilaužiau papildomą, nes dankras pabišleidas, esu važėlį pasistatęs ir sulankščiau šakę. Mane šak čia, vien ištraukiu. Pažiūrėtume čia. Va, to vieto. Įdėmiau kažkap net nepasižiūrėjau iš tikrųjų. Žiūrėjau, šakį ir įprot turėjau į šakį remčinis. Tikrai ne pirmųjų mašinį, kurio užtep rem. Ir nepažiūrėjau, kad ten toks plūns metalas iš tikrųjų. Tai nežinau, gal to patį ištrauksiu vyrins, kokį papildomą antvašos metalą, viskas, kas įvažiaus tą mašiną. Tai, kad man čia įterek iš tikrųjų, tai... Nu, ku, kai mami darbs. Montuom vandens pompą atgal įveit ir po to eisim su to užsiimti. Nu, ku, šitą dabar žiūrėkit. Biškį apšveitėm daugiam. Atsirdau šitą metaliok. Žiūrėkit, kapans gražiai čia įsided. Čunkt.
Tai jau atsipjavom, kiek ilgiaus, įdedi vidų, tiksliau 2 iš karto atsipjausiu, įdedi vidų ir korsėme abu. Tas kems jau senė bebuis judins, tai kadangi reik biškį tokį rimtesnį padarėnėm, sėdėjau milimetrins vėl ir užkepinsim. Čia prasiploviau viskų, tai visai čia nebloga turėtum vis gautis. Pažiūrėkim, užsivarintai stipri, dabar išteks versti su šuon, kad aš nugalėčiau pasukti. Nu va, sėdėjau plokštelvis, čung. Aiš, kažkas gal prikeps dėl mon sugebėjom virinti. Čia, taip sakant, daug grožios, nereiks svarbu laikytom, o čia 100% laikys. Tai va, bišį turėjau būgnės, brake cleaner pagaudė egin, čia jau prasiputinėjau, nes turėjau idėją, kad taip gal nutekti. Bet niek, žodžiu, kas reikals, esabs. Pirm kart aš anau, iš tikrųjų, bandau normalesniam virinimui, nes aš anau tarsi ne, bet ir esmė, kad aš anau, tai kokie buvo realiai virindavau skardėlis visokiais. Ir pirm kart įdėjau milimetrinis skard, sakau, blemba, vėl, ir pirm syk pavarint sustumbėsim, tai dar reiktum iš tikrųjų pasireguliuoti, nes esi išmokęs, kaip reguliuotis ant 0,8 vėlos, jau maždaug žinau, kokie parametrai N. Bet ant milimetrins jau jautas, kad biškį net varin jau reiktum biškį daugiau pasižaist, kad pasigauot, kiek ten kūnus įstatyti. Bet visai pats reikals, atrodo, kems iš tikrųjų atsigauna. Nes seniau, nu ko tu ten skardėlį, kad taškiukas, čung, tai visas, o čia dabar, nu, čia rimtesnis darbas. Tai žodžiu, sukamės antrep, to vėl vis dalį. Ir šaunam antrą pusę davėn. Esigi atsipėjus metaliuk, dedam antrą pusę ir montuojam vis pat gal. Nu ko, užsivarinom. Supilam tepaliuką. Nežinau, iš tikrųjų, aišku, tai du antrą tortėtais. Ko buvau užsipirkis, o čia žiūrėjau, ten man geresnė kurpa. Nors man čia vis tiek litrus ir vis litrą reik supilti. Все. Dabar suvalom aplinkų korpusėlį. Nu, jau starpės nepirkau. Tai tiesiog su hermetika apleisim aplinkų ir taip uždarysim. Na, pirminis plans, kaip buvau išsiteisim to patį. Tu pamačiau, kas per reikals, tai
kuo prasme vargti. Tai dar plus nulaužiau stabilnik. Tai nuvažiavau iki laužynų, už 10 eurų gavau stabilnik su suvestu traukį. Šitą, tai atsok varžtus. Aš prieš tai bandžiau neatsisok. Tai, žiūrėk, kol kas reikia išsisokti varžtus lauk. Sudedam tus naujus ir viskas realiai bus, tada bus vis pabaigčia. Nes dabar rats nuleidau, tai rats taip įvedu čia, įsulinti. Na, bet nekeis, trauk susilenkti, vis taip turėtų būti. Tai žiūrėk, dabar bandau atsisokti, jau čia praėjo kažkiek laikas su pūcvasku. Ir to sudėjus, bandom tezdraju. Belenkiai lauko. Išbandyto nesąmonį. Nu, į Vokietijais inžinerinė stebukla. Sižiūram, varštėlis, katras laik, trauki. Viskas. Ką pašdžiaugaus. Na, nafik. Na, tai dabar ko turi idėjai. Bandyti pasileisti vėl reduktorių, biškį kilstelti ten į viršų. Gal pavyks ištraukti to varžtą. Na, nafik, nesąmai padaryti. Ne, jeigu negalim padaryti taip, kad būtum kaip normalia, kad galėtum iš to. O dabar, jeigu reiktum viršutin pakeisti. Reduktorių luplauk. Oi, nu tikiuosi reduktoriaus, nebreksim plauk, kad pakeiščiau. Eina, nafik, nu čia turi įsivėlis, nes samo lygio veito.